Na ką, sveiki sugrįžę dar į mano vieną video. Tai vėl šiandieną keliauju. Keliauju aš šįsyk ne su mašina, o keliauju štai su tokiu daiktu. Ir keliauju aš į mūsų daug apkalbėtą New Yorką. Dar nesu buvęs toj naujoje aikštelėje, iš tikrųjų persikraustė praeitais metais, tai neteko aplankyti. Ir pagaliau atėjo ta diena, atsikėliau šiandien 5 ryto, gerą valandą prieš skrydį, tai čiut suspėjau oro uoste, einu dabar link geitų, tai skrisim 3 valandas į New Yorką, parodysiu jums aikštelę, kurioje aš kraunu, kurioje kraunasi ir kiti klientai, aišku. Ir pamatysim mano automobilių, kuriuos nupirkau pardavimui, pamatysim mano klientų automobilių, kurie krausis į Klaipėdą, į Rotterdamą ir pamatysim, kaip atrodo visas veiksmas apskritai New York'e. Tai vienas iš našiausių terminalų, jie krauna apie 20 konteinerių per dieną ir iš ten visi kroviniai parplaukia greičiausiai, nes tai yra palankiausiai išsidėstęs, taip pavadinkim, uostas Europos atžvilgiu. Tai New Yorkas man visada labai patinka, nes krauna greitai, pasikartosiu. Ir ten dažniausiai iš tikrųjų turim daugiausiai mašinų. Taip jau susiklostė, kad gyventojų tankis New Yorko erijoje yra didžiulis, tai ten automatiškai pridaužo daug mašinų. Tai daug nekalbėsiu, įžanga tokia mano, dabar lipsiu į lėktuvą ir jau susitiksim turbūt New York'e. Tai ką, nusileido New York'e, einu lauk, šoku į Uberį ir jau susitiksim pas Edviną aikštelį ir pažiūrėsim, ką atvežė. O atvežė, mačiau, 2 mano pirktas Volvo ir dar keletą mano klientų mašinėlių. Tai būtinai visas pafilmuosiu. Tai lekiam į veiksmą, ką. Išėjau į lauką -1 laipsnis iš po 24. Tai įsivaizduojat, kaip aš jaučiuosi. Tai va, laukiu Uberio, o čia tokia eilė stovi į oro uostą, laukiu Uberio. Ir ką? Pasijungsim į veiksmą prie Edvino. Ir ką? Šalsim, filmuosim, rodysim, ką turim. Tai atvažiavo, kaip sakiau, Volvos, atvažiavo dar klientų automobilių. Yra ką parodyti. Šaunam į veiksmą. Na tai atlikiau aikštelę pagaliau ir va, veiksmas matot vyksta. Mašinėlės sukrautos, sudėtos. Gal ir rasiu kažkur savo, ką? Kažkur turėtų būti mano Volvelės. Tai pabraidysiu, pasivaikščiosiu ir pafilmuosiu jums. Tai bus daug mašinėlių mano klientų ir šiaip žmonių, kurie čia užsako paslaugas. Tai važiuojam. Tokie kroviniai keliauja į Afriką. Edvinas krauna į Afriką mašinėlės. Vat mato, tokios senos visokios Toyotos, Hyundai, visos mašinėlės iki $1000 turbūt. Jos labai patinka šiperiam, nes neužšaldo daug pinigų. Kai reikia pramokėti aukcione, gali pramokėti $1000 visada rasi. O čia matot grožybės. Šitos grožybės eis į Europoje. Labai gražus i8. Naminė ratus. Ir grūs į konteinerį. Čia Edvina. Labas rytas, Edvinai. Sveiki atvykę į Šiukšlyną, ne? Motocikliukai. Vandens motos vienas įdėjau. Vandens transporto aš nekraunu, jau sakiau, Lietuvoje nėra sertifikatų, tai kad neįsivelt į ilgas istorijas, tai aš geriau atsisakau tokių. Na tai va, pradedam krovą, mano klientų automobiliukai va, krausis. Šitas X5 važiuos,
Jie važiuos į Olandiją šitie, į Rotterdamą. O toks X5. Čia kitas kliento dar yra F30. Trojka 340. Tai reikia pažiūrėti, ar jinai užsiveda, prašė klientas. Matot, jinai kaip ir sveika buvo, bet mechaninės kažkoks gedimas, atsimenu. Dar su visais šitais keliaus va toks labai retas ir prabangus automobiliukas. Tai BMW mylėtojai mane tikrai supras, žinos, kas tai yra. Matot, karbonė kaip išražytos raidės. Tai Alpina B6. Atsivežėmės ją iš Kalifornijos. Klientas prašė pakrauti kuo greičiau, tai atvežėm iš Kalifornijos ir krausim ją iš New Yorko. Nes Kalifornijai stringa tie konteineriai, viskas ilgai užtrunka. O ir piniginė išraiška, jie ten pristato baudų visokių prastovų, jeigu mašina stovi ten ilgiau nei 15 dienų. Ir vargo vakarienė. Gaunasi daug papildomų išlaidų. O atsivežti į New Yorką kainuoja tik tai porą, 300 brangiau. Bendroji sumoje tai mes nusprendėm su klientais, kad visas Kalifornijos mašinas vežam į rytinį krantą. Matot, gražu, labai gražu. Dar įlysiu į saloną, parodysiu, ne? Iš kitos pusės. Graži mašinėlė. Va, turi lempą. Turi lempą įmesta, bent jau dėl blokelio bus gerai. Raktas kabo. Bet greičiausiai, kad neužsives, nes šovė airbagai. Žinot, kaip būna su BMW. Bagažiniai, yra dalių bagažiniai. Klientui gal bus gera naujiena, kažkokių dalių dar bus reikalingų. Tai va, tikroji Alpina. Vat tokias mašinas man patinka. Man patinka labai tokias visos retos, limituotos jos laiko vertė. Jas apsimoka pirkti, nes visada išlaikys kainą ir netgi ateityje augs. Tai būtent tokias mašinas ir perka šis klientas, kuris ją ir siunčiasi į Europą. 911 turiu skenduolį. Ne aš, mano klientas turi, o aš turiu gabenimui. Tai va, irgi toks gražuolis, jisai keliauja į Rotterdamą pas europiečių klientų. Jau matot, 911, jisai buvo su vandens pažeidimais, bet nėra jis baisiai kažkoks paskendęs, nėra baisiai jisai užlyjęs buvęs, tai viskas jam okei, matot, nėra nei pripelyje, nieko. Tiesiog bardakėlis lengvas, čia žiūrėjo ar paskendo blokai, ar paskendo fiškės, tai visą tą pasižiūrėjo, jau atvažiavęs, jisai turi brolį, šitas mano klientas čia New York'e, tai jisai apžiūri. O jūs tik pažiūrėkit, miškos mašina, ne? Eisiu, brisiu per šitą mišką ir dar pabandysiu iškasti savo kliento automobilį jums parodyti. Tai va, dar brisiu per šitą automobilį jūrą. Pažiūrėsim su jumis, ką klientai perka, ką transportuoja. Bet žinokit, ne visi čia keliauja į Lietuvą, tai negaliu pasakyti, kur netgi nežinau, nes visko. Bet galit pasižiūrėti, kas yra perkama. Va. Matot, BMW jau turbūt populiariausia prekė. Čia irgi mano BMW-kas, čia irgi mano vežamas, mano kliento. Šitas labai dailus. Tai šitą irgi krausim šiandien. Jeigu šiais krovą dar nufilmuosiu, nes hebra čia supratau, kad užsitęs darbai, yra ką krauti. Matot, čia kažkoks pažeidimas yra nubrozdinta. Yra gavęs ratas. O taip jis atrodo. Gražus mersiukas, matot. Raidės daug ką pasako. Beveik viską, turbūt, ką turit žinoti. Šitos raidės beveik viską ir pasako. Yra šovė airbagai, salonas gyvas, gražus, šakė mėtosi kažkokia. Wow, čia yra purvynas lengvas. Čia yra airbagas, čia šovės stogas. Jau sakiau. Šiaip salonas labai gyvas, gražus. Viskas su juo tvarkoj. Tai ką, žygiuojam toliau, žiūrim toliau. Žiūrėkit, čia kokia Toyota, nesu tokios matęs. Toyota Crown. Tai jau čia turbūt ne Europos klientai siunčiasi tokią.
O kas nors į kokią Rusiją, Kazakstaną, Gruziją. Padaužyta, ten irgi matot visokių įvairių automobilių, bet dauguma matot, yra BMW, Mercedes, Audi. Du gražus penktukai va stovi, pasirikiavę, tas labai gražus, atrodo graži spalva. Tesla yra turbūt ukrainiečių, jie jau mėgėjai Tesla. Va, kokia gražuolė, žiūrėkit, Korvetė. Kokia gražuolė Korvetė. Tikrai daili. Aišku, metuose jau. Mersiuką dar parodau. Tai va toks aikštelės yra inventorius, kaip aš vadinu. O čia dar mano klientų Porsche irgi laukia pakrovos. Panamera turbo skendusi. Nebaisiai paskendusi, viskas ok. Keliauju toliau. Dar maniškiai yra Maseratis. Jeigu neklystu, man atrodo, kad šitas buvo Maseratis mano. Šių visų mašinų neatsimenu. Niujorke mano mašinų labai daug, nes čia kažkodėl taip susiklosto, kad visas mašinas perka labai daug Niujorke. Tai Edvinas darbo turi daug. O, matot, yra dar daug kitų visokių. A6 kažkokia užmesta, pavargus. M6 irgi žiūrėkit, numestas. Mašinėlių čia krūva. Labai jas dulkyja, matas čia. Kažkokia patalpa, kuri... Va, Jaguaras dar. M-kučių keletą, matot, čia vokiškų labai daug. Vokiškų automobilių labai daug. O kokia M4, žiūrėkit, visai nebloga. Maseratis senoviškas, jau klasika tapęs. O M-kutė nebaisiai muštam, labai patinka man jinai. Tai va, toks M4. Klientas turbūt laukia smarkiai šitos mašinos. F30, va matot, kas yra populiariausia. Dėl F30 hebrytė man rašo labai daug, tai ir aš stengiuosi pabidinti, ir jum pabidinu, tai ta mašinėlė yra bestselleris, aš taip suprantu. Dar pažiūrėkit, X6 sudaužytas, pitakėlis F10, nu jau vaizdas susidaręs, aš kaip suprantu. Ir ką, eisiu dar prie savo klientų mašinų, parodysiu, skirsiu dėmesio jiem, nes jie yra mano klientai ir jiem reikia skirti dėmesio. Tai pabandom užvesti tada troikelę, kaip Airidas mūsų paprašė. Pabandom užvesti troikelę. O troikelė nifiga nesiveda. Atsinečiau antrą boosterį, bandysim su dviejais, dvigubą power įjungti. Nu, įdomu, užsives, neužsives. Kaip galvojat? Balsuojam. Kažkas nesigauna, girdžiu. O, ble. Va tokia operacija vyksta. Pajungiam nuo forklifto jau laidus. Du boosteriai neužvedė šito BMW. Bandysim nuo forklifto. Nu, Airidai laikom kumščius. Vis tiek nesiveda. Kas čia su to BMW? Nu ką? Užvedėm. Panašu, kad nieks nekala, tik tai nėra katalizatorių, labiau panašiau į tai. Nes, grinai per vidurį yra didžiulis garsas, girdit? Tai išpjauti katolikai. To reikia pasukti jam. Tai va, užvedėm BMW-ką ir panašu į tai, kad mechaninis defektas yra kažkieno pasipelnimas. Tai išpjovė katalizatorių. Girdit palei garsą? Girdit, nieks nekala, viskas švaru, gražu. Šiaip ne taip, pajungiam nuo forklifto. Nuo forklifto pajungiam elektrą ir užvedėm.
Užgesinsiu ir pasibaigsiu jo istoriją. Bet va žmogui padarysim video pilną, gražų, prieš pakrovimą, kasgi su juo nutiko. O jam, jo, bandė nupjauti katoliką. Tai visa bėda, mašina sveika, visa bėda čia. Nu ką, manau, pasisekė tau. Tik su tokiu defektu, nu tai sveikinimai. Все, спасибо. Nu va, važiuoja mašinėlė, tik tiek, kad labai jau garsiai jinai burbė. Kažkas bandė ją apvogti. Tai va. Tokia jos istorija, o šiaip ką, sveikas gražus automobilis. Dar pažeidimų parodysiu. Va čia, bet jie tokie, kur valosi, pabraižymai. Ir čia matot. Labai keistas defektas mašinos. Tai va. Nu ką, prodžiau labai daug mašinų jum jau. Mes einam dar sudėliosim krovą. Nes norim pakrauti iš viso, sakė, 5 konteinerius. Gaunasi 5 konteineriai. Tai toj sudėliosime ir grįšiu dar pažiūrėsim, kaip krauna. Pamenat, daviau žmonai challenge surinkti, kad jeigu aš surinksiu štuką laikų, jinai darys video. Tai surinkom daugiau nei 1000. Tai ką, noriu jum parodyti įžangą, tarkim mane. Aš vaikštau šiandien pas Sam's Clubą. Sam's Clubas tai yra Walmarto didmeninė parduotuvė, čia viskas dideliais kiekiais. Tai pažiūrėkim ant bajerio, kiek kainuoja visokie saldumynai. Aš saldumynų skyriui ieškom saldainio. Matot, gumos didžiuliai pakiai, žiūrėkit. Šitas kainuoja $11. Va tie gumos. Čia yra, jėzau, net nežinau, 15 pakio po kažkiek. Ir matot, va, tokia guma, Lifesaveriai yra, dar viena kažkokia, šita aštrijo yra cinnamon, spicy cinnamon. Va, tokia guma yra 12, kem 8. Dar va, saldainiukų parodysiu, padarysiu už ją darbą. Vaikštai, jinai filmuoja. Žiūrėkit, Gaudyva kažkokie saldainiai, $9 toks maišiukas, čia belgiški. Va. Filmuoja su telefonu, tik tai sakė, su kamera nepatogu. Tai va toks kontentas, jeigu įdomu, jūs jau ją įrašykit. Ryte pietus jau pavalgį matau ir jau matot, kraus konteineriai su šito X5 į Klaipėdą. Tai va, užsidėjo, uždarinės langus, sudės ratus, man atrodo, į galą atlenkė sėdynės, jo. Sudės ratus ir ją jau išleis į namus. Kartu su šita, GL ir Alpina jau kaip matau. O taip pat veža dar mano A4 krauti irgi su tom matytom jau mašinom. Tai šitas krovėjas įvežė dar mano vieną mašinėlę, Audi A4. Jinai keliauja irgi į Olandus su tokiu mušimu. Rotterdame, gaus klientas, džiaugsis, susitvarkęs, aišku, kol daužta jisai nesidžiaugs. Ir ką, parodysiu, kaip jie krauna. Mano jau matot, veiksmas pajudėjo. Vienas konteineriukas jau yra 3/4 užpildyti. Matot, Airido trojkė jau kabo. Ten yra S3, pirko naujas mano klientas. Ir dar kabo, man atrodo, žinokit, neatsimenu, kas, X5 turėjo būti. Ir dabar jie atvirtins su šitais pagaliais. Tai va tokie darbai didįjį penktadienį, pakrovėm jau BMW. Ten naujo kliento S3 jau minėta. Žmogus susirado per YouTube, mane irgi padėjo nusipirkti, jau kraunam, iš tikrųjų, gan greitai pasikrovė. Tai matot, koks kiekis mašinų. Ir ką, parveža paskutinę mašiną šiame konteinerė.
Audio 4. Tuo jisai išmanevruos jam kaip reikia. Ir veš į konteinerį pakraus. Nu, matom. Su spec efektais, su dulkiam. Nu, tokia Ne, čia paprasta, 4, čiut neprimelavau jau. Jinai keliaus irgi į Europą. Nu, matot, toks saloniukas. Krovėjas pasiruošęs dėt gazo. Ir va taip keliauja paskutinis automobilis į konteinerį. Tuoj pritvirtins tą. Ir važiuos konteineris į uostą. Noriu parodyti jums, kaip dirba tikras verslininkas, kuris turi didelę įmonę, turi sandėlį ir kroviklą. Žiūrėkit. Pats šoka, kol jo darbuotojai užsiėmė kitais reikalais, yra laisva minutė, Edvinas pats šoka nukraut mašinos. Tai toj nukraus 330 va, GT. Pamatysit gyvai, kaip nukrauna trakelę. Šitą trakelę ne mano kliento, tai nežinau jos likimo, neklauskit, nežinau nei kainų. Tai nekomentuokit jau, kiek kainuoja, kas kiek, už kiek. O, matot. Išmuštų ratu GT. Ir dabar jie veš jau į sandėlį. Atsižymės, vairuotojai nueis priduos dokumentus, kaip jau pasakojau visada. Pasidaro nuotraukas, nukėlė. Ir lekia į sandėlį. Va, mato dokumentus, iškart paduoda Edvinui. Pasirašyt. Aš apeisiu trakelę, padarysiu apžvalgą. Lengva, ką? Pažiūrėkit. Čia šonas brauktas. Važiuoklė išmušta. Problema, kad šešėlis krenta nuo saulės. Tai va, taip vyksta procesai. Antraliukai įdės gazą toliau, išvežinės. O mes einam krauti jūsų automobilių. Man klientas rašo, kodėl mano ketvirtuko nekraunat, kaip suprast, kraunam. Toj pakrausim, toj parodysiu, kaip kraunam ir žiūrėkit, kas per ketvirtukas. Aš jį praėjau, į stories jo nekėliau, tai dėl to jisai žmogus užpanikavo. Va toks 440. M paketas, kankamai neblogai atrodantis, į galą yra muštas, yra biški priekis pažįstas, matosi. Apdulkyjas, sakau, čia greit mašinos kažkaip visos baisios. Turi daug dulkių čia turbūt, kiekvieną dieną. Na, matot, mašimas tikrai nebaisus, yra aišku susigarbanavęs vas sparnas, bet kas nesusitvarko Lietuvoje. Čia nieko neina atitraukti. Dar įlysiu, įkišiu nosį į vidų. Va, vidai negyvas jisai, nėra energijos, bet manau, kad nėra dėl ko jam neužsivesti. Radau prieš tai aptartą jau Mercedesą. Tai šį Mercedesą nupirko mano klientas toks žemaitis, žemaitė rimti vyra ir. Tai jisai nupirko jį labai pigiai, žinau, kad keliaus jisai į Klaipėdą, o visas mušimas jo štai toks. Matot, nieko čia nėra baisaus, nieko nėra, kas nesutvarkoma. Manau, kad dugnas smarkiai nebus pažeistas. Tai jį turėtų pakrauti jau šiandieną arba rytoj, nežinau, aš dar sulauksiu šiandien, nes mes važiuosim šiek tiek anksčiau iš darbo. Tai va. Pasiruošęs keliauti jisai namučio. Pasiruošęs jisai keliauti namučio. Matot, numeriukas uždėtas. Tuo įkišiu galvą į vidų. O viduje matau, kad perliuko buvo pribėgę vandens. To atplėšiu. Ir yra papelyje, matot. Tai gaus žmogus pasivalyti, pasidarbuoja. Čia nėra baisiai, tai čia dar aukcionė turbūt, nes matot, jau užklijuos. Čia turbūt kol iki aukciono nukentėjo. Tai va toks gražus, dailus mersiukas.
Sėdynė išsivalys ir manau viskas bus ok. Tai va. Patinka man, kai žmonės perka pigias mašinėlės, vežasi jas į Klaipėdą, tada būna mažiausiai problemų, mes pakraunam labai greitai, nes nereikia jokių prisigalvoti istorijų, tai ten sugrupok su anuo, tai su trečiu, ketvirtu. Bet kai kraunam į Klaipėdą, visada galima sukonsoliduoti, visi automobiliai keliauja žymiai greičiau ir yra mažiau problemų, taip pavadinkime, mažiau klausimų. Vienas iš tokių, kur turi daug klausimų, va, yra šitas Mercedesas, va, irgi. Vien dėl to, kai jis keliauja, aš dabar neatsimenu, Rotterdamą, jis turi čia stovėti, laukti taitlo. Nėra taitlo, jau stovi, man atrodo, jeigu neklystu, 2 mėnesiai. Ir mes negalim jo judinti. O, pažiūrėkit, gražus visai Mersiukas. Tikrai dailus. Irgi aš jį vežu, aš užsiimu transportavimu jo. Ir turiu dabar kentėti, laukti, kol ateis taitlas. Tai ir mašina brangi, ir klientas nervuotas. Visada va, taip ir būna, kaip tyčia. Bet manau, viskas bus ok ir jinai išjudės. Mušimo čia nėra daug. Čia matot. Nėra kažko įspūdingai. Pažeista. Saulė tik tai blemba lenda. Lenda į ekraną saulė, gadina mano vaizdą. Bet tokiam šaltį, tai patikėkit manim, jinai padeda. Bent kažkiek sušildo. -1 čia atvažiavus, įsivaizduokit. Pas Palm Beach'e sakiau, kad pasigendu tarp jūsų Audi A8, S8 mylėtojų. Būtent tokią apžiūrėjau West Palm Beach aukcionių. O čia žiūrėkit vieną ir sutikau. Tai kodėl hebrytę neperkat Audi? Labai gera mašina iš tikrųjų. Audi 8L, o čia netgi dizelis. 3.0 dizelis. Tai labai retas variantas Amerikoje, jų labai mažai ir jos kainuoja brangiai. Ir jūs tik pažiūrėkit, koks salonas, ką? Wow. Exclusive. Audi Selection, matot. Audi Design Selection. Su Bang & Olufsen aparatūra. Su oda apsiūta panelė. Rudas salonas. Wow. Tikrai gražu. Jau toks dizeliukas jau kainuoja pinigų, aš įsivaizduoju daug. Kas išmanot, kaip pasitikrinti? 87 000 ridajos. Kas išmanot, kaip pasitikrinti, kiek kainavo, tai žinot, kaip tai padaryti. O aš jau nekomentuosiu. Nežinau, kiek kainavo. Jeigu rasit, kaip visada, rasit aukcionę, siunčiat, bandom nupirkti ir parvežti. Čia dar mano kliento noriu jums parodyti. Ir jam taip pat, jisai perka jas ant dalių, keliausi Klaipėdą šiandien irgi krausis. Tai Active Hybrid 3, BMW Trojke, F30 su hybridu. Tai labai gerai žinau, kad jos ardosi dalimis dėl baterijos. Nes baterija genda ir yra labai brangus remontas baterijos, tai jau ta mašina įdomi. Kišiu dar nosį į vidų. Parodysiu aš jam. Va, purvynas. Čia dar vienas gremėzdas. Raptoris F150. Irgi krausis į Olandiją. Olandai jos mėgsta. Jiems tokios patinka. Motociklai matot. Motociklų čia daug. Motociklų yra labai daug. Ir jie visi po to iškeliauja į vakarų Europą, kiek žinau, tai matot. Yra neblogų visai. Victory, čia jau toks retesnis. Jau dažniausiai lietuviai žino tik tai Harley Davidson. O yra dar Indian, yra Victory, Amerikoje populiarūs motociklai. Yra BMW, matot, su numeriuku. Žinau, kad lietuviai labai trokšta šitų numerių amerikietiškų. Motociklistai visada labai nori. Tai gal kokį nunersim, išlošim, pralošim. Na, jau Insurance Auto Auction apžiūroje West Palm Beach'e, aš jau minėjau šitą Volkswagen ID. Tai va irgi mano kliento krausis jinai į Rotterdamą. Oi, meluoju, žinokit, į Klaipėdą. Ir jau pakrausim mes ją šiandien, nes turim konteinerių. Atsivežė Edvinas konteinerių, tai veiksmas įvyks šiandien. Veiksmo daug, matot, kai atvažiuoja kažkur į vietą, chebra pradeda dirbti, nori dirbti, reikia parodyti, kaip gražiai dirbam, tai visi stengiasi ir viskas pradeda vykti greitai. Bet kiemas jūs matot, koks yra didžiulis ir kaip viskas prispausta, privaryta kiek mašinų, tai tiesiog net nepraeini, žinokit, tarp mašinų net sunku praeiti. Matot, kokie tarpai, tai radau aš savo Volvo
radau aš savo Volvo, kurią klientas nori nupirkti, sakė, atsiūs pavedimą, bet iki jos net neprieinu, kad užvestų, pabandyti kažką parodyti jam, tai galiu parodyti tik tai va, prieėjęs per tarpą, kaip jinai atrodo iš toli, nes jau blemba susiplėšiusi visus rūbus, net čia vaikščiodamas taip. Tai va, tokia Volvo, jau matėt mano storiuose, va toks jos daužimas, pardavė, aš neatsimenu, 2,7 ar 2,6 kažkas tokio, labai nebloga kaina, tai uždirbu nedaug, užsidedu labai mažai, visiems visada pasakau, kiek kas kainuoja, sekit būtinai Instagramą, sekit Facebooką, nes būtent ten storiuose ir vyksta visas šitas veiksmas, kai aš siūlau, rodau ir žmonės išsirenka ir perka. Tai būkit kaip šitas klientas, sekit mane Facebook'e, Instagram'e ir jūs gal gausit kokį gerą dealą. Žadėta istorija su šita Volvo. Tai ta Volvo atvežė iš labai toli, iš Kalifornijos atsimenu. Ir kas su ja nutiko? Su ja nutiko tokie bairiai. Atvežė vairuotojas ją jau senokai, prieš gerus 2 mėnesius, tikrai jau žinokit. Ir kaina buvo nustatyta iš Kalifornijos, jeigu neklystu, 1400. O jisai atvažiavo, į forkliftas, ačiū Dievui, nukrovė iš karto, kol jisai dokumentus ėjo pridavinėti, bet jisai nuėjęs į ofisą, sako, žiūrėkit, chebra, aš noriu 2800, tai yra dvigubai. Ir sako, arba aš jums tos mašinos nenukrausiu. Tai sako, okei, kvies policiją aiškinomės, nes ant popieriaus užrašyta štuka 4. Ir viskas baigėsi tuo, kad jisai išėjo į lauką, pamatė, kad mašiną jau nukrovėm, suprato, kad nieko nepeš. Ir ką padarė, pavogė taitlą. Pasiėmė taitlą ir sako, aš jums netiduosiu tol, kol jūs man nesumokėsit 2800. Tai mes užsakėm dublikato, aišku, laukiam jau gerą mėnesį pusantro. Nuo to laiko, ta prasme, kai mes dar galvom, kai jisai atveš, nes kvietėm policiją, jisai sakė, aš atvažiuosiu, atvešiu, viskas ok. Ir po to dingo. Mes į policiją dar keletą kartų kreipėmės, bet jie nieko padėti negalėjo. Jie sako, jisai registruotas ne šitam steite, mes nieko negalim padėti ir, žodžiu, ieškokit, eikit į teismą, nu, kaip visada. Small claim, niekam neįdomu, niekam, suprantat, dokumentas kainuoja ką, naujas dublikatas kainuoja $200. Tai ką, teks man susimokėti už dublikatą. Bet esmė, kad nemalonu, nes žmogui mašina stovi jau 2 mėnesiai. Ir dėl visiškai durnos aplinkybės, tai kai sukčius vairuotojas tiesiog užsimano pasipelnyti ir bando tai padaryti labai durnais metodais. Ir tiesiog, kaip keulė, matot, nendrėse kaip automobilis pastatytas. Tai 8, Recharge, labai faina mašina, čia yra pabraižymų, matau. Labai faina mašina, nauja eina, tik tai tiek gaila, kad jinai dabar turi stovėti čia. Tai nemalonu nei prie žmogų, nei pačiam faina, kai darbai taip stoja. Va, matot, parodysiu biškį išorę, tai yra vidų parodysiu, išorę jau parodžiau. Toks salonas. Tas savininkas prašė dar parodyti, ar nėra rato, bet rato nėra. Ir dar viena pirkta mano mašinėlė Volvo XC60. Tai matau, kad žmonės jas mėgsta. Matau, kad jiems patinka, žiūrėkit, kažkokią plaistatą, kažkas jau... Iš tikrųjų, aš jau ją pardaviau. Tai gal čia lankstė jie be manęs. Tai va, tokia gražuolė. Iš tikrųjų, labai graži spalva. Salone lengvas bardakėlis, aišku, yra pabraižymų visokių tokių smulkių, kurių nuotraukose niekada nepamatysit. Tai dėl tų jau susitaikykit, mašina dėvėta, lemia užakinta. To aš ją apeisiu, bet visą matot, graži švari liktai. Jau aplinkui, nes čia visos milimetrai sustatytos. Tai dar pastebėjau, va, irgi, ką sunkiai eina pamatyti. Tai čia išdaužtas žibintas. Bet parduodu tokio, kokį yra. Šitą mašiną jau pardaviau. Iš tikrųjų neatsimenu, bet jas visas pardavinėjau tarp 3,5 ir 3800, man atrodo, jeigu neklystu. O gal ir pigiau. Bijau apsimeluoti, bet kažkas tokio. Jau jas Volvo jau daug pardaviau, tai čia mano pirkta. Kuom gerai klientui, kai jam nebereikia bidinti, lošti nieko, aš jau nupirkęs. Ir aš aiškiai deklaruoju, kiek noriu uždirbti. Instagramo storiuose papasakoju, parodau, už kiek pirkau, už kiek parduodu. Užsiveda. Yra dar
3/4 bako, bet man atrodo, jos turi visada išleisti prieš pakraunant. Žiūrėkit, ne viena klaida net nedega. Tokia ta volvelė. Salonas iš tikrųjų visai nebaisus. Užsiveda, važiuoja, yra, žiūrėkit, aparatūra šustra. Yra akloji zona. T6 motoras. Tai manau, tikrai neblogas variantas. Tai sveikinu savo klientą. Jam pasisekė, nuskilo. Geras variantas, manau. Viskas bus ok. O ką, aš jau turbūt, kad lėksiu iš šito sandėlio ir mes važiuosim švęsti šventės, švęsti kalėdinio vakarėlio. Tai manau, daug vaizdo gero pamatėt, buvo įdomu. Pakrovėm šiandien 3 konteinerius ir liko kitai savaitei 2. Kaip ir pasakojau, jie vis tiek keliausi tą patį laivą. Tai nėra kur skubėti, aišku, šiandien norėjom ko daugiau, bet jau yra kaip yra. Tai va, viską pakraus, mašinos grįž greitai, šitą volvelę irgi paršalios namo jau neužilgo. Na, o kol lakstau, dar vieną atvežė Volvo. Tai ją nupirkau vakar ir jinai, aš jeigu gerai atsimenu, dar yra neparduota. Aš pasižiūrėsiu, iš tikrųjų prabėgsiu per žinutės, bet man atrodo, kad aš jos dar nesu pardavęs, nors gal ir pardaviau. Vat matot, pasimečiau jau. Tai va, pažiūrim, į ką jinai panaši. Jau numeriuką uždėjo ant jos. 9 metų. Šitą pardavęs, man atrodo, žinokit. Tai va, balta Volvo 3.2 AVD. Nu ir žiūrėkim jos bagažinę pradžiai. Pažiūrėkim. Yra 7 vietų, kilimėliai guminiai. Salonas kaip ir gyvas. Aš žiūrėkit, vieną mortiką trūksta įdėtas. Aš darysiu bagažinę. Dabar atidarykim galą. Kaip atrodo salonas. Visai neblogai. Visai neblogai išlaikytas, kaip tokių metų. Matot, sėdynės dar pakankamai geros. Nežinau, ar jinai bent kiek gyvybės turi, va jos visi pažeidimai. Šonas brauktas, čia nudaužta, čia yra įbrėžimai, čia. Ir iš tikrųjų labai jie tokie, žinokit, su trintuku trintum ir nusitrintum. Tai labai jie tokie nestiprus, taip vadinkim. Tuoj, palaukit, įlysiu aš jos vidų. Nedega šitie ridos. Žiūrėkit, užsidegė, low battery. Nu, ir ką mes turim? Antipraslydimas dega, bet motoras dirba kaip ir neblogai. Nieks nedreba, nieks nevirpa. Aš gal pabandysiu su ją ir pavažiuoti. Ar leisit jūs man tai padaryti? Taip, žiūriu, gale nieko nėra. Dega antipraslydimas. Dėl ko jis dega, gal nuo smūgio. Važiuoja, matot, važiuoju savo. Taip. Kaip čia dabar neprisidirbus. Pyksta jau manęs vairuotojai. Tai, va, važiuoja, viskas ok, bet neužgęsta antipraslydimas. Tai bėdas antipraslydimo. Tai visai nebloga mašinėlė, manau, gavosi šitą. Mano pirkau labai pigiai, pardavo lygiai taip pat pigiai. Žiūrėkit, yra navigacija. Yra blind spotas, akloji zona vadinama. Gaila, aišku, to veidrodėlio. Tai tokia apžiūrėlė. Mašina atrodo sveikai, gerai, užsiveda, važiuoja. Tai sveikinu pirkėją naują. Žinokit, neatsimenu, kam ją pardaviau, eisiu pažiūrėsiu, bet man atrodo, kad tikrai pardaviau. Ir radau savo paskutinį egzempliorių, kurį reikia šiandien parodyti klientam. Tai BMW 5 klasės, G30 vadinamas. Toks tas mūsų BMW. Jisai sudėtas jau krauti, arba šiandien, arba tarpušventį pasikraus. Šiandien su Edvinu sudėjom jau į planus. Kaip ir sakiau, 5 konteineriukus sudėliojom, tai smagiai padirbom, atsigėrėm kavos, aptarėm reikalus.
aptariam ateities planus, o bus tikrai neblogi planai, pamatysit. O kol kas pažiūrim dar, sugrįžkim prie BMW. Tai va, BMW-kas, kaip ir gyvas, o ne, ką, chebrytė. Žiūrėkit, yra raktas, yra gyvybė, matau, šviečia kažkas, jo, šviečia. Galėsiu pabandyti, na, užves gal. Tai jeigu užteks batareikos. Gale sudėtos kažkokios tai detalės, matot, nuardyta, čia iš bagažinės, aš taip suprantu. Nes bagažinės dangčio nėra. Galas muštas, aš žinokit, neplėšiu, nenoriu sudraskyti, čia ta plevelė gerai, jinai prikibus ir geriau jos nejudinti. Tai aš dar pabandysiu ją užvesti. Rida 54 000. Aha, žiūrėkit, raktą nemato. Ne, kodėl raktų nemato ir aš esu paridėjęs ir vis tiek. Gal pabėgęs raktas. Jo, raktų nemato, bet raktai, mato, 2. Nueisiu pasiaiškinti, jeigu pavyks užvesti, klientai papasakosiu, kad pavyko. Jeigu ne, papasakosiu, kad nepavyko. Tai va, dar kol kraunam, pasirodo ne pabaiga, dar pakraus vieną konteinerį į Lietuvą. Tai kaip matot, mano jau visai nesenai rodyta ir parduota. Mačiau, klientas padarė pavedimą, šiandien atsiuntė duomenis. Šonų braukta XC60, matot. Tokia gražuolė. Kiek pamenu, jinai išsiveda, važiuoja, tik tai nežinau, gal reikia jai boosterio. Tai pardaviau, žinokit, bijau sumeluot, labai jau daug turėjau mašinų tų Volvo. Ar už 3.6, ar už 3.7, kažkas tokio, man atrodo. Čia pilnai su pristatymu. Tai reikia pažiūrėti. Ar yra gyvybė, tai pamatysim, ar užsiveda. Tai pažiūrim. Raktas čia. Užsiveda, viskas tvarko. Klaida dega ir bego, bet ar begas ne vienas nešovęs. Tai gali būti įsimetė klaida, kažkokia yra problema, gal su kontaktu, pavyzdžiui. Va. Taip, neatrodo. Klientas nusipirko, jie laimingas, turbūt bus. Čia dar yra parūdyje, bet matėsi nuotraukose šitas dalykas. Tai va, visas mašinas parduodu taip, kaip parduoda draudimas. Aišku, be jokių garantijų. Pateikiu tą informaciją, ką man pateikė draudimo aukcionas ir viskas, taip sakant. Nes kainos specialiai darau pigiai. Aš nuo šitos mašinos pats nuo šitos mašinos uždirbau grubiai, jeigu kad nesumeluot, palaukit, tai pabandysiu prisiminti. Skaičiuoju mintyse. Man atrodo, ar 700, ar 600 PM, ar 700 $. Tai stengiuosi minimaliai uždirbti, staigiai nusimesti, atiduoti ir jūs turit gerą dylą. Ta prasme, jūs pirkdami per kažkokią kitą tarpininkų kompaniją sumokėsit pats pirkdamas brangiau negu kad iš manęs. Ir aš turiu dar uždarbį ir mes visi laimingi savo dylais, kaip sakant, važiuojam toliau. Tai va, tokia Volvelė ir dar viena Volvelė, kurią nupirko iš manęs klientas Žemaitis, aš jį tai vadinu. Čia kitas Žemaitis, ne tas, kur Mercedesą, kitas. Tai šita Volvelė irgi parduota už panašią sumą. Bijau sumeluoti, jau žinokit. Tai lengva apžvalgėlė, va matot, yra kažkokie lengvi pabraižymai, bet jie tikrai užsipoliruošę tokie. Čia šitie nebaisus. Visos jos tokia, žinokit, metasi tos mašinos, tai jos visos pabraižytos, patrankytos. Va matot, yra čia pažeidimai. Viskas, aišku, matėsi nuotraukose, tiesiog aš einu iš naujo, dar filmuoju. Viską aš visada pateikiu nuotraukas ir savo įdedu istorijos. Būtinai visada sekit istorijos. Ten yra naujausi, geriausi dylai. Aš visada pasidalinu, ką nupirkęs aukcione. Ir vakar nupirkau dar 3 mašinėlės. Paleido man, nupirkau iš viso 6, bet iš jų paleido tik tai 3. Tai visas pasidalinu, jau 2 parduotus. Tai va, tokia Volvo irgi keliauja pas klientą į Žemaitiją. Pavadinsim taip. Šnekėsim be tikslių informacijų. Užsiveda, bet gesta, matot.
turbūt bus kokia šlanga nurauta interkulerio. Panašu, kad gesta, dūsta. Dažniausiai tai būna. Tai va. Matot, šiukšlinėlis lengvas, bet kažkaip išsivalys, susitvarkys, galvoju, klientas. Svarbiausia, kad finansiškai viskas apsimokėtų ir visi mes būtumėm patenkinti apturėję tokį dylą. Tai ką, keliaujam dar šitą konteinerį pakrausiu, dar pafilmuosiu, o aš keliauju dar pažiūrėti, ką atvežė toliau. Aš apžiūros baigiu, klientam parodžiau jų automobiliukus, parodžiau, kaip susikrovė, dar kraus kitą savaitę. Labai gerai, kaip ir minėjau, kad atvažiavau, sudėjom 5 konteinerius, taigi tai sukraus, kas spės šiandien, kas spės antradienį, laivas vis tiek ant to pačio laivo eis tie patys konteineriai, tai čia jau nėra svarbu, ar šiandien pakraus, ar tarpušventį, ta prasme, ten laivas išplaukė 29 dieną. Šitas video greičiausiai išeis tarpušventį, tai norėjau padėkoti, kad žiūrit. Labai tikiuosi, kad turėjot nuostabias kalėdas ir labai gražias kūčias. Ir labai noriu palinkėti visiems gerų, laimingų ir sėkmingų naujų metų. Ir tikiuosi, kad mes bendrausime, jūs mane žiūrėsite ir veiksmas vyks pilnu tempu. Man tas veiksmas, kuris vyksta dabar, labai patinka. Žiauriai esu užimtas dabar, lakstau, čiut spėju, bet žinokit, aš geriausiai funkcionuoju tada, kai čiut spėju. Ir daugiausiai pasidarai visada, kai viską čiut spėju. Tai labai faina, atsirado naujų darbuotojų, matau, kad yra potencialo dar naujiem, tai viskas plečiasi, viskas vyksta ir tiesiog gražu viską stebėti. O aš keliauju ką? Keliausiu į Balio festivalių, aptarsim dar ateities planus, gal sureksim kokių įdomių planų ateičiai su Edvinu, kaip galėtumėm palengvinti, pagerinti visą darbą ir padaryti įdomesnį šitą visą veiksmą jums, klientams, kad būtų paprasčiau. Yra planuose iš tikrųjų padaryti ofisą bent jau Klaipėdoje, kur galėtumėt ateiti ir pabidinti, tiesiog, ta prasme, kad nereikėtų vesti užstato man į Ameriką, užeitumėt tiesiog į ofisą kažkokį tai, paliekat avansą, sėdat prie kompiuterio ir bidinat. Va taip, kaip sakant, jau nebeis paneigti, kad ne jūs nupirkot ir nereikės jums dalinti kodų, nes ateisit, tiesiog užsuksit, kavytės pasidarysit, pabendrausit, papasakosit istorijų ir nusipirksit automobilį, jeigu norėsit. Visada jūsų istorijos įdomios, aišku, jeigu jos nėra liūdnos ir nėra erzinančios. Ir visada malonu bendrauti su naujais žmonėmis. Pradėję šitą visą turinį, visą šitą veiksmą, aš susipažinau su daug naujų šaunių žmonių, sutikau daug naujų šaunių žmonių ir tikrai esu patenkinęs tom, ką vyksta. Tai ačiū dar kartą jums visiems ir ką, susimatysim jau tikrai neužilgo. O mes dar su šeima keliausim ir padarysim daug naujų video. Iki!